pakartotinai 3 politiniai ir visuomeniniai pareiškimai. Pirmas. Dėl Žemaitijos 1000 metų gimtadienio įteisinimo Seime. Antro klausimu. Dėl itin svarbių 2 įstatymų įteisinimo skubos tvarka kovo mėnesyje. Trečias. Dėl įteisinimo ir pagarbos Žemaitijos ir Lietuvos 10 000 patriotų, kurie apgynė Lietuvos nepriklausomybę. Ponas Seimo pirmininkė, ponai Seimo nariai, jums leidžiant, aš privalau prisistatyti. Esu tas pats Justinas Burba, 3 politinių organizacijų steigėjas ir ilgametis vadovas. Esu Žemaitijos visuomenės parlamento tarybos prezidentas, pagal įteisintą teisingumo ministro įsakymą atstovauti Žemaitijos 4 apskričių visuomenę. Žemaitijos suvažiavime Palangoje esu išrinktas Žemaitijos prezidentu vienbalsiai. Ir esu antikorupcinės konstitucinės partijos steigėjas ir pirmininkas vesti prokuratūros, teismų ir advokatūros reformą. Žemaitijos prezidento suvažiavime Palangoje esu vienbalsiai išrinktas Žemaitijos prezidentu atstovauti visą Žemaitiją visais klausimais. Tai yra maždaug 700 000 visuomenė Žemaitijos 4 apskričių – Tauragės krašto, Telšių, Šiaulių ir Klaipėdos krašto visuomenė. Bet kadangi esu ir antikorupcinės konstitucinės partijos pirmininkas, steigėjai ir aš visos Lietuvos, Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, todėl yra 3 pareiškimai Lietuvos tautos vardu ir Žemaitijos vardu sekančiai. Todėl prašau ir kreipiuosi jūs į Seimo narius, Seimo pirmininką pakartotinai, kadangi Seimas ir ne vienas Seimo narys, kuris gavo mano 2 pareiškimus Žemaitijos vardu, video pareiškimą, neatsakėte 2 mėnesius. Todėl vadinasi, ta pati panelė, tik kita suknelė. Štai taip mes ir gyvename, nes jūs nieką nereaguojate, o tai yra savotiški korupcijos požymiai. Čiulbate, kaip lakštingalus, kol papuolate į Seimą. Taip. Tam yra faktai ir argumentai. Pirma. Kaip Žemaitijos visuomenės parlamento tarybos prezidentas ir Žemaitijos prezidentas, nuoširdžiai prašau kiekvieno Seimo nario, ypatingai Seimo pirmininko, įteisinti šiemet įstatymu Žemaitijos 1000 metų gimtadienį. Pageidautina, kad tai būtų pravesti renginiai 3 ketvirtyje. Prašau įteisinti specialų įstatymą legendinės Žemaitijos vardu, nes Žemaitija savo laiku išgelbėjo vakarų Europos civilizaciją. Tai yra neginčijamai, nes Žemaitijos vadus Šveicarijos 15 suvažiavimas pasitiko atsistojęs, pagerbė mūsų Žemaitiją, o Lietuva mus murdo. Tai, ponai, neteisybė. Jūs norite grįžti išeivyje, kad būtų patriotai, iš kur jie bus, kai jūs negalite teisinti elementarių dalykėlių. Antra. Prašau Žemaitijos parlamento vardu, Žemaitijos visuomenės vardu priimti specialų įstatymą Lietuvos Respublikos vyriausybei pavesti skirti piniginės lėšas
visoms Žemaitijos savivaldybėms, Klaipėdos krašto, Tauragės, Šiaulių ir Telšių krašto savivaldybėms skirti pinigėlių, pravesti kultūrinius istorinius renginius, Konstitucijos rėmuose pravesti renginius. 2. 3. Mane, kaip ilgametį Žemaitijos parlamento steigėją ir vadovą, kaip Žemaitijos prezidentą, pakviesti į Seimą pasisakyti legendinės Žemaitijos garbės vardu. Leisti pasakyti, pagerbiant Žemaitijos istoriją. Jei kas turite abejonių, patvirtinu, štai yra Žemaitijos parlamento antspaudas, kurį patvirtino Teisingumo ministras. Yra įteisinta Žemaitijos parlamentas 1017 metai. Tai yra pirmoji Žemaitijos istorinė data. Nors Žemaitija gimė anksčiau nei Lietuva, bet mes tų klausimų nekeliame. Mes keliame tai, kas jau pasaulyje yra parašyta 213 knygų apie Žemaitiją, yra nepaneigiama. Ir aš jau naudoju antspaudą 16 metų. Gerbiami Seimo nariai, prašau išgirsti ir tais klausimus spręsti apie Žemaitijos 1000 metų gimtadienį iš esmės. Postscriptum. Gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, jei mūsų Žemaitijos neišgirsite, mes jau esame paruošę projektą iškelti tarptautinę bylą Lietuvos valstybei, kuri vykdo atvirą cinišką genocidą prieš Žemaitijos visuomenę. Kartoju, vykdote genocidą, nes yra perrašyta istorija Žemaitijos Lietuvos naudai. Kodėl? Noriu priminti, pagal tarptautinę teisę istorijos fakto naikinimas yra genocidas. Tuo labiau mes kreipiamės į vyriausybę, kad skirtų finansinę paramą Žemaitijos parlamentui, Žemaitijos savivaldybėms, siekiant pagerbti Žemaitijos 1000 metų. Vyriausybė nukreipė finansų ministerijai, o pastaroji nerado nė vieno cento. Todėl kreipiamės į Seimą paskutinį kartą, kadangi esame padavę pareiškimą pravesti Euromaidanėlį numeris 2. Būkite malonus, išgirskite ir priimkite 3 klausimus už pagrindą pagal mūsų pirmą pareiškimą. Dėkojame. Su pagarba. Antras politinis ir visuomeninis Lietuvos Respublikos tautos ir Žemaitijos pareiškimas dėl Seimo skubos tvarka įteisinimo 2 įstatymų. Nedaug, tik 2 įstatymų, ko nepadarė buvę nekompetentingi Seimo nariai per 26 metus. Gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbėmieji Seimo nariai, tautos vardu nuoširdžiai prašau, aš pats pravedžiau 169 mitingus prieš korupciją, daugiausia pasaulyje. Man daug rezoliucijų įteisinta Seime, vyriausybėje ir prezidentūroje. Daug yra rezoliucijų, bet nesiplatinsiu. Prašau, skubos tvarka priimti įstatymą dėl tautos referendumo
panaikinti utopinį 300 000 referendumą parašų dėl tautos strateginių klausimų įgyvendinimo. Prašome Respublikos vardu įteisinti, kad referendumą būtų galima surinkus tik tai 100 000 parašų, nes greitai nebeliks Lietuvoje žmonių surinkti net ir 100 000. Labai prašome įteisinti būtent ne vėliausiai kovo mėnesyje. Gerbiami Seimo nariai, gerbiamas Seimo pirmininkė, štai matote šios knygutės konstitucijos pagrindų Respublikoje iki Strasbūro pravedėme daugiausiai 169 mitingus. 169 mitingus, kuri visur dalyvavo mitinguose vietoj 10 Dievo įsakymų. Vadovaujantis šią konstituciją, prašom priimti Lietuvos Respublikos tautos ir Žemaitijos visuomenės antrą politinį visuomenės pareiškimą. Įteisinti normalų, produktyvų, pragmatinį referendumą. Prašome skubos tvarka ne vėliau kovo mėnesyje panaikinti referendumą dėl 300 000 parašų surinkimo, norint įgyvendinti strateginius klausimus. Mėlyje, prašom patvirtinti Seime tik tai, kad būtų galima pakeisti tautos strateginius klausimus tik su 100 000 parašų. Nes greitai nebebus ir to, kam surinkti parašus. Prašom, padarykite tai, ko nepadarė nekompetentingi 26 metų seimūnai. Jūs esat naujas Seimas. Prašom sureaguoti atitinkamai, užregistruoti kiekvienas ir priimti šį klausimą tautos iš esmės. Ir turime antrą prašymą. Skubos tvarka šių metų, ne vėliausiai kovo mėnesyje, skubos tvarka, itin skubos tvarka įteisinti prokuroro, teisėjo, advokato, savivaldybės tarybos pareigūnų personalią atsakomybę. Mes mitingavom 100 kartų. Tauta mitingavo, prašėme Seimo įteisinti, bet Seimas buvo kurčias, aklas kaip tetervinai. Mūsų neišgirdo. Prašome skubos tvarka, dar kartą primenu, įteisinti personalią prokuroro, teisėjo, advokato ir tarybos nario personalią atsakomybę. Nes čia išplaukė milijardai. Kas ne taip? Taip, būtent per čia. Čia yra korupcijos pagrindinė skylė. Prokurorai neim paskolų auga namai. Teisėjai neima paskolų auga namai. Vaikai mokosi užsienyje, pačiuose brangiausiuose universitetuose. O ką? Jūs nepagalvojate? Seimo nariai, jūsų vaikai taip pat mokosi. Aš neliečiu, bet aš kalbu. Prašom tai teisinti. Tada jūs įgausite pasitikėjimą. Tik taip tada mes galėsime sugrąžinti tėvynę apie 1 milijoną gyventojų. Jei jūs to nepadarysite, pasakau labai atsakingai. Šis Seimas bus laikinas. Aš negąsdinu. Kam esmė? Mes jau padavėme kolektyvinį pareiškimą Vilniaus savivaldybei. Prašant pačiam nešvariam merui Šimašiui nusišalinti, pravesime Euromaidanėlis numeris 2.
jau žino visos Europos žiniasklaidos ir parlamentai, nebepaslėpsite. Nors slepia nešvari spauda Delfi, kiti slepia, tai yra laikinas dalykas. Mes per 72 valandų pasaulio lietuvių nacionalinę streiką, siekiant likviduoti politinę ir teisinę korupciją, išspręsime visas problemas be problemų. Taip, jūs turite mus išgirsti. To prašo tauta, ne aš prašau. Aš mitingavau daug kartų, jūs negirdėjote. Tyčiojatės. Bet viskam, ponai, yra galas. Labai norėčiau, kad šį pareiškimą išgirstų ir generalinė prokuratūra. Priešingų atveju, jei jūs Seimūnui to nedarysite, ši antikorupcinė televizija pradės domėtis kiekvieno Seimo nario turtu. Taip pat, kaip kai kurių Seimo narių, Ispanijai turtai iškilo paviršių. Lygiai taip pat, kaip ir Komskio traktoristo, buvusio Seimo viceprezidento, pirmininko. Ponai, nusibodo jo viskas. Būkit pradingi, maldauju, prašome, padarykite, nes tautai nusibodo. Taip pat ir per Maidaną Ukrainą, niekas netikėjo. O kaip įvyko? Specialiai važiavau į Maidaną. Čia įdėsiu nuotraukas, matysite. Baikite žaisti, mulkinti tautą. Tauta pirmauja pasaulyje, minima Europoje savižudybės skaičiumi. Ką mes esame durni, ar ką? Jūs esate privedę prie to, ponai. Aš pravedžiau 169 mitingus. Ar jūs būtų mano mitinguose? Ateiti į Seimą, tokie auksiniai angeliukai. Ką jūs? Pakvieskite Seimą, jūsų 140, aš vienas. Pakvieskite. Dar klausimas, kas ką nugalės. Ir bus paviešinta, kokia yra korupcija. Pakvieskite, nesigailėsite. Okay? Trečias, tautos, Lietuvos ir Žemaitijos visuomenės politinis ir visuomeninis pareiškimas dėl 10 000 minimų patriotų pagerbimo specialiuoju Seimo įstatymu. Pavyzdžiui, mano mylimiausias, gerbiamiausias bendramintis yra pasaulio valstybės galingasis lyderis Donaldas Trumpas. Мы сейчас предложим вашему вниманию снова прослушать инаугурационную речь Дональда Трампа. Mes esame ypatingi verslo ir politikos bendraminčiai. Taip. Mes esame keistuoliai. Kol kas. Noriu priminti gėdingą buvusio Seimo narių atsinešimą į Lietuvos, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos tautos patriotus. Gaila, kad net šis Seimas surado tik tai 2 galimus patriotus skirti Laisvės premiją, pono Landsbergiui ir Adamkui, prieš kurių neturim pretenzijų. Sorry, atsiprašau, bet mes 10 000 minimų patriotų iškovojom Lietuvos nepriklausomybę. Iškovojo ne Adamkus, ko Lietuvoje nebuvo. Ir iškovojo ne profesorius Landsbergis, nors aš jį pažįstu 27 metus. Ir mane gynė kaip pirmą Lietuvos bedarbį, Panevėžyje. Taip, gerbimieji, pirmas prašymas. Specialiuoju įstatymu pagerbti be pavardžių, be pareigų Lietuvos Respublikos
Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Aukštaitijos visuomenės patriotus, kurie dar yra gyvi, kurie 90 metais apgynė Lietuvos laisvę. Atsiprašau, tik nuo mūsų tokių eilinių žmonelių subyrėjo visą Tarybų sąjungą. Tik po to galim garbinti Landsbergį. Po to. A ne? Tai ką jūs padarėte? Jūs per 27 metus radote porą didvyrių. Jūsų darbas yra nulis, ponai. Nepykite, bet teisybė yra. Pagal konstituciją yra leidžiama kritikuoti, o persekioti negalima. Taigi, mylėjai, prašom priimti bendros formos įstatymą, pagerbti Lietuvos visuomenę. Tai gal tada bandys šį Seimą laikyti sąžiningu ir galbūt bandys grįžti apie 1 milijoną išeivijos. Realiai. Dabar antras klausimas, trečio pareiškimo jų šokiruos. Kol kas. Prašau oficialiai įregistruoti mano trečią Justino Burbos kaip fizinio asmens patrioto numeris 1. Taip, teisingai išgirdote. Aš laikau save Lietuvos Žemaitijos patrioto numeris 1. Ir prašau tai teisinti. Pavesti Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui patikrinti faktus. Kas Lietuvą labiau gynė? Aš turiu meni be sausio 13 dienos. Ten jau yra pagerbta, vis yra teisinta. Aš kalbu apie tuos, kurie nėra pagerbti visiškai, liko iš burto. Ar jau mirė, arba išbėgė į užsienį, arba išvarėte. Pavesti generaliniam prokurorui patikrinti, ar aš Justinas Burba nemeluoju. 2 faktai. Respublikoje, Klaipėdoje, 90 metais per radiją, Rusijos radiją Majak išgirdau kvietimą atvykti į Maskvą ginti Lietuvos nepriklausomybę, būsimą. Įsivaizduojate, aš metęs šeimą iš Palangos oro uosto už 25 rublius atvykau į Maskvą prie Kremliaus į mitingą. Митинг организовал Москвos jaunimas. Сегодня Литва, завтра Россия не пройдет. Ponas Landsbergis rusų šmeižė, negerai. Rusų už mus kovojo. Aš pats dalyvau, atvažiavau. Mane mitingė, priėmė, man ant rankų mėtė, kilnojo. Vienintelį lietuvį. Ir man įteikė mikrofoną ir aš šaukiau 100 kartų. Сегодня Литва, завтра Россия не пройдет. Šalia stovėjo KGB SSR, tankai, tanketės, spacnazai, šunis. Nors situacija buvo žiauri, neįsivaizduojate, žiauri. Nebuvo nei vieno patrioto, nei vieno lietuvio. Jūs dabar šį Seimą malat liežuvį. O realiai nebuvo, nei patriotų nebuvo. Kur jūs esate? Jūs net man mitingį nebuvote kartu, ponai. Tada jūs nemokite kovoti prieš korupciją. Taigi, ponai. Ir tai viena. Antra, atėjome mes mitinguoti jau apie 100 tūkstančių prie Lietuvos konsulato ir aš ant laipto biškį kalbėjau. Manęs konsulas klausė, ar tikrai Lietuvoje iš televizijos bokšto mirtų žmonės kareiviai. Sakau, atsiprašau, aš atvykau iš Klaipėdos, iš Palangos oro uosto, aš nebuvau Vilniuje. Yra video medžiaga. O taip aš gyniau Lietuvą. Ir man rusų jaunimas įteikė apie 1000 atsišaukimo plakatų su Gorbačiovo kalėjimo numeriu ant galvos. Gorbačiovo, įsivaizduojate. Ir man įspėjo, kad man saugumas jau pakuos ir man bus kalėjimas. Aš nusimečiau savo paltą ir tarp kojų, mitingų kojų, aš išsibėgau žiemą
Sausyje. Va taip, ponai, aš kovoju už Lietuvą, Žemaitiją. O jūs kur būte po kopūstais, jo? Skaudu, kad Lietuvoje radote tik tai porą patriotų. Ir to, jie ne patriotai. Davė laisvės premiją. Kas gali gyventi tokio Lietuvoje, Seimūnai? Nu, pagalvokite. Trečias. Šiandien, vasario 6 dieną, mano dukrai Justinai Burbaitai sukako 27 metai, kuri gimė 35 dienas anksčiau Panevėžyje prieš paskelbtą Lietuvos nepriklausomybę. Tai ne viskas. Aš vėl palikęs šeimą išvykau į Maskvą su traukiniu per Belarusiją. Išvykau ginti Lietuvos. Šiandien 90 metų vasario 6 dieną, berods 6:30 vakare, apgaudamas Rusijos policiją, pateikiau Panevėžio rajono Uliūnų tarybinių ūkių vyriausio inžinieriaus pažymėjimą. Sakau, ja žurnalist. Jie nesuprato, man praleido, įsivaizduojate. Ten dalyvavo apie 50-70 žurnalistų iš Rusijos, iš Europos, iš Pabaltijo nebuvo nieko. Nieko nebuvo. Ir mes stovėjome maždaug 30 metrų nuo Kremliaus vartų. Aš to jums įdėsiu nuotrauką. Stovėjom šalia vartų ir pamačiau, atbėga, ateina, skubiai ateina Rusijos, reiškia, Gorbačiovo viceprezidentas, padėjėjas. Aš pribėgau klausiu, уважаемый, kada Lietuva bus svobodная, kada būsim laisvi? Jis man atsako, žurnalistai visi pyko manęs, visi pyko, kam ne jie kalbino, o aš kalbinau. Jis man atsako, sak, сегодня, завтра užrašaim. Šiandien, rytoj sprendžiame, Lietuva tikrai ir ko gero visi SNG būsite laisvi nuo Tarybų sąjungos. Įsivaizduojate, mane parodė visos televizijos Europoje, pasaulyje, Maskvoje. Aš pats save mačiau Maskvoje metro Belarusskio vokzal. Spalvotas buvo, pats save mačiau, įsivaizduojate. Lietuvai nepatikėjo. Sak, mes nežinojame, kad tu turi brolį. Panašu mane. Klounai, aš brolį neturiu. Aš buvau, įsivaizduojate. Prašau pavesti generaliniam prokurorui, saugumui, patikrinti faktus. Ir paskelbti mane Lietuvos patriotų numeris 1. Ir tokių yra 10 000. 10 000. Pradėkite mus gerbti pagaliau. Gerbti. Tada ir mes gerbsim valstybę. Tada mes ir mūsų kiti sugrįš į Lietuvą. Apie 1 milijonas. Kol pagarbos nėra, verslo nėra, gamybos nėra, Lietuvoje nėra veikta. Ponai, man nepatogu. Aš 25 metus tylėjau. Nepatogu buvo. Bet jau maža liko gyventi. Nu reikia nuo save apginti, jeigu Seimo nėra. Dar primenu, kadangi padavėm pareiškimą Lietuvos Vilniaus savivaldybei pravesti Euromaidanėlis numeris 2. Jei Seimas neišgirs, priimkite kaip ultimatumą, kad šis Seimas tikrai bus laikinas. Mes prašome to, ko mes prašome daug metų. Mes nieko daug neprašome. Tai yra teisybė. Turi būti faktai esminti. Juokinga, kad Lietuva yra tik tai 2 patriotai. Dėl mūsų Lietuvos atsiskyrė visos Tarybų sąjungos. Nėra kam duoti premiją, įsivaizduojate. Per 26 metus radote Landsbergį Adamkų. Juokas, kas jūs esate per Seimas, ponai? Gerbkite tautą, gerbkite save. Šiandien esate Seime, o rytoj ne. Pagalvokite. Mylėjų, labai prašome, be emocijų, priimkite 3 pareiškimus, užregistruokite iš esmės, nes kai vesime pasaulio lietuvių 72 valandas nacionalinį streiką, Euromaidanėlis bus per vėlų. Nebus jokio dialogo, aš perspėju. Tai bus mūsų 170 streikas. Mes jau darom štabus 2 metus Amerikai, Anglijai,
Airijai, Norvegijai. Ponai, baikit žaisti, pradėkit mus gerbti. Mes norim gyventi, mes norim būti patriotai. Prašau pakviesti į Seimą šiuo klausimu, nors kovo 11 dieną. Atsiprašau, linkime sėkmės jums, prašome šios pareiškimus registruoti už pagrindą.